Esam Dortmunde. Čia buvusi plieno gamykla HOEG. Teritorija labai didelė. Įmonėje šioje, kai jinai veikia, dirbo 48 000 žmonių. Kažkur yra bunkeris 800 000 žmonių. Iš esmės, po antrojo pasaulinio karo, štai būtent tokios įmonės ir davė impulsą Vokietijos ekonomikai atsigauti. Sveiki, eterė laida Praeities žvalgas. Aš, Arūnas Jasiukevičius, sveikinuosi su jumis iš Paryžiaus. Esame beveik pačiame Paryžiaus centre ir štai per šitą apleistą geležinkelio liniją pateksime į turbūt vieną paslaptingiausių vietų pasaulyje, į Paryžiaus katakombas. Paryžiaus katakombos labai seni statiniai. Iš tenais buvo imamos statybinės medžiagos miesto statybom ir buvo laidojami žmonės. Ne, Tomai? Taip. Kiek žmonių buvo palaidota Paryžiaus katakombose? Skaičius nėra aiškus, bet maždaug iki 8 milijonų. Iki 8 milijonų žmonių. O kodėl jos tenais kišo po žemę? Dėl to, kad kapinėse pritrūko vietos, miestas plėtėsi ir pradėjo imti mokestį iš žmonių, bet jis niekam labai nepatiko tas dalykas, tai tada vienas policijos komisaras nusprendė, kad galima panaudoti apleisti šašas už miesto ribos, nes miestas seniau mažesnis buvo. Ir tiesiog laidojo ten, po to buvo kiek žmonių mažesnis skirtas laidot, o tada patys žmonės slapta naktimis su karučiais kasdavo į kaulų iš kapinių, nes ten reikėdavo statyti miestą. Ir su kunigu, su šventikais, su visko veždavo į... Ką mes dar žinome apie katakombas? 1777 metais vyriausybė nusprendė, kad galima laidot kūnus, kaulus į katakombą. 1700, bet apskritai katakombos jos atsirado maždaug kada? Oi, seniai labai, dar romėnai kasė. Romėnai, dar čia Paryžiaus net nelabai ir buvo. Taip. Jau buvo jos pradėtos kas. Nu tai gana toks senas statinys. Į katakombą šiaip patekimas yra draudžiamas griežtai. Yra bauda, yra speciali katakombų policija, kuri vaikšto katakombose, patruliuoja, žino tas vietas, pro kur galima patekti. Be to, katakombose nerekomenduojama, nepatartina lankytis savarankiškai, nes daugybė žmonių yra pasiklydusių ir mirusių tose katakombose dėl to, kad ten tiesiog yra begaliniai daug kilometrų tunelis. Nežinai, Lenkai, kiek kilometrų bendras ilgis? Už 300 kilometrų. Man atrodo, žinau, kad daugiau. Nes aš atsimenu, kad Odesos lyg tai mažesnės už čia. O žiūrėk, čia motociklas sudegęs geras. Ok, prasideda čia mums linksmybės. Tai va, bičiuliai, į katakombas galima patekti arba legaliai per muziejų. Įėjimas į muziejų kiek 15 eurų, ne? 17 eurų. Arba galima sumokėti muziejui 95 eurus ir leidžia į ne muziejaus teritorijas katakombų nueit, 2 kilometrus pavedžioja. Arba galima sumokėti 100 eurų vedliui, nelegaliam, kuris nelegaliai praveda į apleistą katakombų dalį. O mūsų grupelė. Taip, geležinkelio tunelis apleistas ir čia patekimas į Paryžiaus katakombas iš tunelio. O ženklas padėta kėdutė. Ok, let's go. Kairė ir kairė? Į dešinę. Dešinė ir dešinė. Kas pirmas, man dar? Nusimkit kuprės. Jo, su kuprinė čia netilpsi, nusimk. Ojei. Jo. Čia biškiai gaukščia mažai. Pasibus paskui daugiau. Į dešinę sakėjau? Blemba. Tai čia irgi nėra didesnė skylė. Su prekybos centro maišeliu. Man atrodo, nelabai čia tau pasirašy gerai. O ten toli lys, nematai tu? O kiek ten maždaug metrais? Aš į galą beveik prijau. Sau čia reikėjo, ne tik iš rantkelių reikėjo. Taip, šitą atšliaužė Doncė, o čia mes esam sankryžoj. Ir neaišku, kur toliau. Geras. Lemba, čia Paryžiaus
nuotekų sistema, man atrodo, tiesiog. Ten akligatvis, tai mums jau šitą pusę reiks eiti. Ten aukščiau. Galėsim pasilinkę bent jau eiti. O, jau ir aš atsistojau. O, baigėsi mūsų džiaugsmas aukštas koridorius. Vėl šliaukšt. O, kildu. O kur toliau Gražvė? Nu, Gražvė, kaip įspūdžiai? Na gerai, aš kol mažas, tai pralent. Eina savo. Man tai nebuvo gerai. Čia esmė, kad tas, žiūrėk, tunelis yra, jis jau užmūrytas. Ir kažkas tiesiog prakasė tunelį. Šone. Šone. Mažiukus kasė. Eina savo. Net ne 4, tiesiog šliaužte. Tiesiog kokį 20 metrų šliaužte. Eina savo. Pavargau. Mano ranka masteliui, kad suvoktume dydį tunelio, kai mes praėjom. Eina savo. Doncė sekasi? Gerai, okei. Pagaliau atsistojau. Pilno ūgio, aukštesnė vieta. Pirmi 10 metrų ir tokia sudėtingi. Ką toliau, eik čia? Sankryžą priėjom. Ten gilyn, o čia? Irgi gilyn? Aha. Lemba, čia taip atrodo tiesiog Paryžiaus vandens nuotekų sistema. Arba kam daugiau tokius tunelius daryti po visų miestų. Kažkaip tikėjausi, kad patekimas bus lengvesnis, paprastesnis. Žiauriai karšta. Temperatūra čia turbūt kokia 18. Ne, gal 15. Tiesiog žiauriai sušilom, kol prasigimdėm. Lemba, ten tokia vieta. Kalniukas ir dar posūkis. Pakilt ant kalniuko reikia ir staigiai suktis. O tik šliaužte aukštis, gal 40 comų. Kojos mano dar vienam tunelį, o galva jau turi suktis ir užstrigęs buvau. Nieko, gerai, gerai, va, Gražvis padėjo, kuprinę mano ištraukė, nes dar priekį kuprinę stumt sunku. Ten hebra, va, dar strigėmės, jau čia laukiam turbūt kokią 10 minučių, kol jie pralys. Tiesa, mašinos raktus buvau pametęs, tai gerai, kad Doncė rado, o tai būtumėm likę čia Prancūzijoje. O, kas čia, žiūrėk. Maliuką davė. Čia, žiūrėk, mozaikos kokios išlikę. Žuokydės. Geras. Ir skulptūra, matai, veidas koksai. Wow. Va, žiūrėk ir čia, žiūrėk, miestai padaryti. Čia taip pat kaip anam. Aha. Tik čia akmenys truputėlį kietesni. Šiaip, kad žinotumėt kolektyvas, kas yra katofilai. Katofilai tai tie žmonės, kurie lanko katakombas ir čia praleidžia didžiąją laiko dalį savo gyvenime, turbūt šilta. Aš visą šlapę suprakaitavęs ir dabar nuo manęs garas eina ir aš labai tikiuosi, kad biškį pradžiūsiu, nes tiesiog nemalonu būti. Gerai, truputėlį dar istorijos. Šiai daliai katakombų yra maždaug 1200 metų. Iš čia buvo pradėtos statyti pirmosios gyvenvietės, kurios yra viršuj ir kurių pagrindų susiformavo dabartinis Paryžiaus miestas. Tai čia yra pati pirmoji dalis. Šios visos požeminės galerijos, jos turi gatvių pavadinimus, jos priklauso valstybei. Čia man už nugaros netgi yra gatvės lentelė. Naudotis draudžiama, dėl to, kad yra nesaugu. Maždaug 1700 kažkelintais metais buvo iš tų visų galerijų požeminių griūtis. Iš esmės čia buvo statybinių medžiagų to kalkakmenio kasykla. Tiesiog ėmė iš apačios kalkmenį ir virš jo statė visą Paryžiaus miestą. Tai čia jau kaip labai daug iškasinėjo, buvo įgriuvę ir žuvo nemažai žmonių, nes viršų esančios ir gatvės tiesiog su visais namais prasmego. Ir paskui pradėjo statyti apačioje vos tokias kolonas, kur už svajaus matosi. Ir tos kolonos turėjo šiek tiek sulaikyti čia tą griūtį. Tai va, kol kas tiek žinių pradindom, mes prasigimdėm, dabar sustojom truputėlį pailsėt. Šiaip ilgis visų katakombų tunelių yra apie 300 km. Tai pasivaikščiosim, būsim po žeme maždaug apie 12 valandų, turėtumėm rasti ir čia palaidotų žmonės. Manau, kad jis dar kažką įdomaus mums parodys. Dar viena sankryža. Ir čia, skulptūra. Bet čia panašu iš marmuro padaryta. Taigi, bičiuliai, papasakoju istoriją apie tą skulptūrą esančią man už nugaros. Tai ta skulptūra yra tokia pati Montmartre stovi, kažkur maždaug virš mūsų.
O čia yra kopija, kuri atnešta lygiai to pačiu keliu, kaip ir mes praėjome. Tai yra to visų, kur šliaužiam. Čia yra apie vyruką, kuris galėjo kiaurai sienas vaikščiot, paskui nuėjo pas gydytoją ir gavo 2 piliulės. Po 2 piliulės jisai tiesiog sienoje taip ir užstrigo. Tai čia yra va tos gražios istorijos pasakos apie meilę iliustracija. Ne, čia metro viršui. Jau prasideda apsemta dalis katakombų. Čia kažkokia svetainė padaryta. Jisai ieško, žiūri žemėlapį savo telefone, bet man atrodo, kad žemėlapis jam nepadės, nes jis klausia, ar mes turim kompasą. Šita skulptūra čia jau stovi 9 metus. Mūsų tas žmogus vedlys, kuris papasako šitą istoriją, sakė, kad tą skulptūrą jie pastatė prieš 9 metus ir galvojo, kad daugiau pusės metų jinai čia nestovės, kad vandalą ją sulaužys, bet 9 metai jau jinai stovi. Judam pasilenkę tais koridoriais. Truputėlį įtampa kelia virš mūsų, girdisi traukinys važiuoja. Ką jis sakė? Sakė, čia senas įėjimas. Senas įėjimas? Aha. Užgriuvęs. Ko mes einam gilyn, tuo garsiau girdisi traukiniai virš mūsų. Ir man truputėlį neramu, nes tos katakombos gali griūti. Nes jos griūna. We lost? Yeah. Turn your lights on. Sakė, išjungt šviesą. Čia laiptai kita aukšta yra. But this is ladder to the metro? Wow. Okay. Išėjimas. Ne, čia metro viršui. Čia yra data 1867. Tai yra data, kada buvo pastatyta šita siena, kuri turėjo laikyti, kad nesugriūtų. 1867. Kažkoksai veikėjas patikrino. Čia patikrinimo žymėjai kalta. Bet čia be vedlio tai šakės būtų. Čia visiškai būtų šakės. 300 km tokių klaidžių tunelių. Dar vienas įdomus dalykas, matosi fosilijų likučiai. Čia, kur dabar yra Paryžius, kažkada buvo jūros dugnas. Ir katakombose tai matosi vakriuklytės. Ir mes pasiklydom. Kaip visada. Kaip visada. Jau turbūt 5 ar 6 kartą. Jisai ieško, žiūri žemėlapį savo telefone, bet man atrodo, kad žemėlapis jam nepadės, nes jis klausia, ar mes turim kompasą. Dar vienas trumpas sustojimas. Parodė šitą sieną ir pasakė 1885. 1885 metai. Ketvirti. Čia kažkas nupaišė, čia darbininkai tų požemių. Iš tikrųjų, čia turbūt tas momentas, kai aš pavydžiu mažiem žmonėm. Nes aš tai visai, kad turiu susilenkęs ir gana smarkiai jau man nugarą paskaudo. Aš labai tikiuosi, kad mes kažkada išeisim į aukštesnę tų katakombų dalį, bet... Optimistas. Bet, saukai už optimistas? Nėra iš ko žaukti ilgiam. Blemba, kiek čia grafičių irgi prilenta, žiūrėk tų brūdų. Nuodai, nuodija gyvenimą. Bet neišdaužam. Ką tu čia išdaužysi? How then? It's this post box? Pašto dėžutė. No, letters today. Sako, dar skulptūrų kažkokių rado. O, geras. Aha, gražus raižiniai. Ai, už šitą oks. Ai, už tai ir sakė, kad čia yra oks. Ką tokį radot? Vokiečiai čia turėjo būti. Rimtai? Mao Jesus Time Bite. O žiūrėk, čia dar mozaika kokia. Kalvas, puiz. O čia tunė? O kas ten už tų durų? Tunelis. Tunelis? Kol kas. O, geras. Bet čia jau labai garsiai traukinys girdisi. Ok. Nedidelė dalis katakombų, kur galiu eiti išsitiesęs visų ūgių. Na, truputėlį galvą palenkti reikia. Bet dabar labai už tai nugara ilsisi. Straight? Straight which? Straight? Ok. O, čia vanduo. Vaikai, atsargiai. Purvas. Čia neprasai išlindom. Manau, kad mes dar neišlindom menkai.
Straight? Tiesiai. Drėgna, drėgna. Ten pirmai nuo lubų varvėjo vanduo, o čia jau dumblas. Left, right. Straight. No, it's impossible straight. It's T. That's straight or that's straight? Straight. This straight. Ne ta pasirodo tiesiai buvo. Virš kelių. Virš kelių, nu tai rengiamės, dedamės bachilus. Paskui sakė, bus biški ir iki pusės. Įjungė muziką, aprengė mus britkelnėm ir paleido į vandenį. Jau prasideda apsemta dalis katakombų. Welcome to the Lithuania. Dainuoja, iš kur tą muziką gavo? Taigi eidamas prie tunelio, sako, greitai įsiųsiu muzikos lietuviškai. Welcome to Lithuania. Saugokit bachilus, akmenys aštrus. Saugokit pasus aštrus akmenys. Kaip Lenkai tau? Man patiko. Blemba, ten taip gimdytis reikėjo. Nu, šliaužėt? Jau. O, žiūrėk, izoliatoriai. Kabeliai, jo, izoliatoriai. Paleido muziką, nelabai girdisi, bet poilsio minutėlė pastovėt galima, aukščio užtenka. Prašliaužėm ką tik tai, visiškai šliaužti reikėjo, užstrigom netgi. Eina savo. Nu, kaip įspūdžiai? Tu tai pralindai lengva? Man tai labai lengva buvo. Pasimetėt? Visi trys, laukiam aukštį, lindam ir rėkiam, kur kas yra. Čia kažkokia svetainė, žiūrėk, padaryta. Stalas, sėdynės, amfiteatras, atrama. O čia išlipimas buvo kažkada į viršų, ne, aš kaip sakau? Ojei. Aha, išlipimas. Nelabai čia išlipsim. O, Donsi rimtą veidą nutaisęs. Būk paprastesnis, biški. Aš net nežinau, kokia čia vieta. Išmūrytos sienos. Koridoriai visas pusės. Blemba, čia kokia nereali vieta būtų reivo vakarėliui. Lenkai, kaip čia tau vieta reivo vakarėliui? Tai čia, nežinau, kur betgi vykdavo ištisai. Vykdavo, tai gal čia ir vykdavo tie vakarėliai. Tai labai geras patekimas, pro tokį tarpą. Tai gal kitas yra patekimas.
Sakė, dabar einam dar apie 2 kilometrus ir prieisim kapinės vietą, kur buvo žmonės laidoti. Rimtai kaukolė. Eik tu savo. O, vaikeli. Ne, nu, kaip aš ten nešliaušiu. Ten tiesiog yra krūva žmonių kaulų.